Kas iš jūsų apskritai žinote, kas yra jūsų konkrečiai kredito istorija, ar ją teko domėtis, arba kas žinote, koks yra jūsų kreditų reitingas? Nebijokit, prie lentos nekviesiu, galite tik tai ranką pakelt. 1, 2, 3, nedaug. Na, labai dėsninga statistika. Lietuvoje tai santykinai naujas terminas ir santykinai naujos žinios ir mes mažai turime patirties apie tai. Tačiau nepaisant to, tai egzistuoja. Jungtinėse Amerikos valstijose darytas tyrimas rodo, kad apie savo kredito istoriją žino kur kas daugiau asmenų. 42% apklaustųjų žino, koks jų yra kreditų reitingas, kas yra labai susijęs su kredito istorija. Kiti nežino arba neteko domėtis. Lietuvoje tuo tarpu apie 3% asmenų, 3,5% asmenų iš tų, kurie potencialiai turi kredito istoriją, aktyviai ją domisi. Tai šitoje auditorijoje tas procentas yra šiek tiek mažesnis negu 3, sprendžiant apie pakeltas rankas. Taigi labai gerai, kad atėjote į pinigų bitę, nes būtent nuo savo finansinių žinių, finansinio raštingumo reikėtų pradėti, galvojant apie tą pačią kredito istoriją. Kas tai yra? Kredito istorija susideda iš 2 dalių. Pirma didelė dalis tai yra jūsų finansiniai įsipareigojimai finansų įstaigoms. Kas tai yra finansiniai įsipareigojimai? Tai yra įvairių rūšių paskolos, kreditai, leasingai, būsto paskolos, tie patys greitieji kreditai, vartojimo kreditai unijose ir taip toliau, taip toliau. Kita didelė dalis tai yra mokėjimų istorija. Tai yra tai, kaip jūs vykdote pirmuosius, tai yra įsipareigojimus finansų įstaigom, ir visa kita, kur jūs apskritai galėtumėte mokėti. Pavyzdžiui, mokėti už šildymą, mokėti už savo pokalbius telefonu, mokėti už elektrą, mokėti už daug ką. Ir jeigu jūs netinkamai vykdote tuos įsipareigojimus, tai formuoja neigiamą įrašą toj antroje dalyje jūsų mokėjimų istorijoje. Mastelis tai yra pakankamai didelis. Sunku kalbėti teoriškai, parodysiu praktiškai, kaip atrodo finansinių įsipareigojimų informacija. Tiems, kas neprimato, iš taip toli aš irgi neprimatau, pritraukiu arčiau. Taigi, finansiniai įsipareigojimai tai yra informacija nuo pirmos dienos, kai jūs ateinate praktiškai į banką arba bet kurią kitą finansų įstaigą. Pavyzdžiui, prašote kažkokią tai kredito ir tai jau pradeda formuoti jūsų kredito istoriją. Matote, kokią paraišką pildėte, ko prašėte, kokią sutartį sudarėte, kiek reikės mokėti pagal tą sutartį per mėnesį, kada planuojama, kad šitie mokėjimai baigsis, ar šiuo metu vėluojate, ar jūs ėmėte paskolą litais ar kita valiuta, ar jūs ėmėte vienas ar su savo sutuoktiniu, o galbūt turėjote kažkokį tai kitą laiduotoją, ar tie mokėjimai išdėstyti lygiomis dalimis ar ne. Tai praktiškai viskas, ką jūs pas save matote paskolos sutartyje, kredito sutartyje, vartojimo kredito sutartyje, nesvarbu kaip tai vadinasi, tai yra viskas sudaro jūsų finansinius įsipareigojimus, kitaip tariant, kredito istoriją. Aišku, čia nėra viso teksto sutarties, nes tai ir nereikalinga. Bet yra tie skaičiai, kurie reikalingi įvertinti, kokiu lygiu jūs esate įsipareigojęs vienam ar kitam subjektui. Kita dalis – mokėjimų istorija. Tai, kaip minėjau, yra visi jūsų netinkamai įvykdyti mokėjimai tiem patiem bankam, kredito institucijom, finansų įstaigoms ir visokiem kitiem galimiems subjektams, kuriems jūs nešate pinigėlius. Ir čia mes matome informaciją maždaug nuo 45 dienos. Kitaip tariant, ne kiekvienas vėlavimas sugadina kredito istoriją. Jūs gaunate perspėjimą, kad būkit mėly, tratata, tik tai ten tie tratata, ne taip tratatašnai skamba, ten yra šiek tiek rimčiau. Ir jeigu jūs nevykdysit savo įsipareigojimų, mes padarysime tą ir aną. Kitaip tariant, bus suformuotas neigiamas įrašas su kredito istorijai. Kas žino, kas yra kramo?
Įrankių nuoma, teisingai. Bet pagaunat mastelį. Net tokie dalykai formuoja jūsų kredito istoriją. Kažkas nuėjo, šitas subjektas čia, nuasmeninta informacija, bet jis nuėjo į įrankių nuomos bendrovę, išsinuomavo kažkokį tai įrankį, sumokėjo avansą ir po to dingo kaip į balą. Maždaug, nieko čia tokio, nieko neatsitiks. Atsitinka. Kredito istorija formuojamas neigiamas įrašas. Taigi, mastelis yra pakankamai didelis ir apimantis praktiškai visas gyvenimiškas situacijas. Tai yra, kredito istorija yra visur, nors mes galbūt to ir nejaučiame visiškai. Pati kredito istorija yra labai daug skaičių ir paprastai skaičiai yra interpretuojami sistemiškai, išreiškiant juos per vienokį ir kitokį kredito reitingą. Aišku, kredito reitingą sudaro ne vien tik tai finansiniai įsipareigojimai ir mokėjimų istorija, tai sudaro ir daug daugiau duomenų. Bet kredito istorija turi vieną iš esminių reikšmių formuojant jūsų kredito reitingą. Įvairiais aspektais. Tai yra svarbu, kaip jūs vykdite finansinius įsipareigojimus, ar laiku sumokėjote, ar pavyzdžiui, atsiradus vėlavimui jūs susitarėte dėl mokėjimo išdėstymo ir reguliariai mokėjote, o ne ten susitarėt, bet tegul tai būna tiesiog dar vienas ištemtas laimėtas laikas ir panašiai. Reikšmė turi ne tik tai, kaip jūs elgitės, bet kiek jūsų elgesys yra geresnis, pavyzdžiui, negu kitų jūsų kategorijos asmenų, tarkime. Jeigu mes kalbame apie jaunus asmenis, tai paprastai jų rizikingumas yra vien dėl amžiaus didesnis. Ir kuo, pavyzdžiui, jaunesnis žmogus drausmingiau elgesi negu kita tokių pačių jaunų asmenų kategorija, tuo jo reitingas labiau išsiskiriantis. Aišku, jis nebus toks išsiskiriantis kaip brandaus amžiaus žmogaus, bet nepaisant to. Taipogi kredito istorija turi reikšmę tai, kokio ekonominio aktyvumo jūs esate žmogus. Verslininkai yra automatiškai, galima sakyti, rizikingesni negu paprastieji žmonės. Jeigu jūs verčiatės individualią veiklą, jeigu jūs turite savo įmonę, tai jau kitaip atsivaizduos jūsų kredito istorija jūsų reitinguose. Ir tai dėl to, kad tai yra natūralūs dalykai. Apie jūs daugiau, tai sako, kad jūs linkęs rizikuoti. Natūraliai tai yra didesnė rizika. Ir netgi tokie iš pažiūros kontroversiški dalykai, kaip pats kreditavimosi aktyvumas, tai yra kiek dažnai jūs kreipėtės į finansų įstaigas arba į kitas įstaigas, kuriuose teoriškai galima gauti kreditą, nebūtinai pinigais, bet prekinį, tarkim, imti kokį labai gerą planą telekomunikacijų bendrovėje, kas iš esmės yra paslauga kreditant. Tai irgi daro poveikį jūsų kredito istorijai, kuo jisai labiau išsišokantis iš bendro konteksto, tai yra tuo blogiau. Nors atrodo, mes tik tai prašome kažko tai. Iš tikrųjų mes neprašome, mes galbūt jau desperatiškai ieškome. Taigi, kredito istorija yra platus dalykas, plačiai pritaikomas ir plotį galima netgi pavardinti. Tradiciškai mes su kredito istorija susidurime finansinėme sektorėje, tai yra ją naudoja finansų įstaigos, bankai, kredito unijos, lizingo bendrovės, vertindamos mūsų galėjimą vykdyti finansinius įsipareigojimus. Bet nebūtinai, tik tai jie. Telekomunikacijų bendrovės lygiai taip pat vertina mūsų kredito istoriją. Mes ateiname ir prašome, pavyzdžiui, labai gero plano. Kas tai yra? Tai yra, kaip minėjau, tas pats įsipareigojimas, tik tai už paslaugą, bet kreditant. Taip pat vertinamas mūsų mokumas, mūsų kredito istorija. Draudimas. Tai aišku netiesiogiai mus veikia, bet jeigu mums nedaug dieve atsitinka padaryti kažkam žalą, tai tie, kurie turi gerą kredito istoriją, turės didesnį šansą susitarti su draudimo bendrovė, ilgesnių terminų tą žalą atlyginti ir taip panašiai. Iš kitos pusės žiūrinti, jeigu mes susipyksim su draudimo bendrovė ir nutarsim, kad mums nereikia jai mokėti, tai suformuos neigiamą įrašą mūsų kredito istorijoje.
Ir mums einant į kokį banką mes galėsime gauti blogesnės sąlygas finansinės. Energetika, komunalinis ūkis, vėlgi, šitie sektoriai mūsų praktiškai nekredituoja, bet jie formuoja mokėjimų istoriją. Jeigu mes nusprendėme, kad mums nereikia mokėti už elektrą, tai tą informaciją sužinos bankas. Ir sakys, na, tu nevykdai savo įsipareigojimų susijusių su savo būstu, tai kodėl tu turėtum vykdyti finansinius įsipareigojimus. Čia jau klausimas vienas. O jeigu patys paslaugų tiekėjai vėluoja savo sąskaitą? Tai irgi formuoja, kaip mano, aš nemokėti? Jie nepaprastai nevėluoja sąskaitų, bet jeigu jau taip nutinka, tai jūs visą laiką gaunate dar tuos laiškus su tratata. O jeigu negaunate tų laiškų su tratata, tai reiškia, kad jums tai reikėtų informuoti kreditų biurą arba tas pačias institucijas, jeigu jau sužinojate, kad jūsų kredito istorija pagadinta dėl to. Ir tie dalykai yra taisomi. Nes mokėjimų istorijoje gali būti įtrauktas tik tai tas faktas, apie kurį jūs buvote informuoti, gavote šansą susimokėti skolą 30 dienų ir jeigu jau nesusipratote, tik tada atsiranda įrašas. Taigi, jeigu jau atsitiko taip, kad nesuvaikščiojo sąskaitos, tai tą labai ištaisyti. Aišku, dažniausiai mes sakome, kad mūsų nepasiekė laiškas, bet kad mes pabėgome nuo to laiško, tai tarsi galvojam, kad to galima prisidengti. Tai šitas dalykas neišdega. Tai jau seniai atidirbtas mechanizmas, bet jeigu mes iš tikrųjų buvom sąžiningi, tai tada nieko tokio, viskas yra ištaisoma. Važiuojam toliau. Energetika, komunaliniai ūkiai, paminėjau, kuro sektorius. Gal Lietuvoje ne taip įprasta, bet jei nežinote, ir fiziniai asmenys turi kuro korteles, kuriuose jos gauna kreditą, kur galima gauti kreditą degalais. Tai yra, šiandien piluosi, moku mėnesio pabaigoje. Nemoku, bloga kredito istorija. Antra vertus, jeigu nesumokėsiu jiems, tai galbūt man nepagelbės bankas. Toliau tokie sektoriai kaip pramonė, prekyba, žemės ūkis, jie labiau rūpi tiems asmenims, kurie verčiasi individualią veiklą, pavyzdžiui, ūkininkai arba ketina verstis ją. Bet vėlgi, daugelis planuoja verslą ir vienaip ar kitaip iš tų sektorių atsiras informacija ir mūsų kredito istorija. Jeigu mes kaip verslininkai arba kaip įmonių, nebūtinai ne įmonių direktoriai, bet patys besiverčiantis individualią veiklą, blogai versimės, tai jeigu mes asmeniškai nueisime paprašyti kažko tai po to kreditant iš bendrovės telekomunikacijų ar iš finansų institucijos, tai mums bus pasakyta, na, kad jūs versle nelabai koks drausmingas, tai kodėl turėtumėt būti drausmingas asmeniškai kaip fizinis asmuo. Taigi mastas yra didelis ir šitoje vietoje reikėtų galvoti, kad praktiškai kiekvienoje gyvenimiškoje situacijoje reikia būti pakankamai dėmesingam ir rūpestingam. Ir labai nedidelis šansas, kad vienas ar kitas mūsų piktnaudžiavimas liks nepastebėtas. Taigi tai yra svarbu. Mes tiesiog prie to dar nesam pratę, bet tai jau vyksta. Prašau. Negali, kaip ir sakiau, turi informuoti. Ir lokaliai žiūrint, tokių nesusipratimų atrodo daug, bet žiūrint bendrai visų mastelių, tai yra vienetai. Nestandartinės situacijos, kažkokie tai nestandartinis pačio kliento elgesys, ten nuomavo, pernuomavo, išvažiavo, nerado ir panašiai. Bet bendrai paėmus 99% atvejų tokių problemų neiškyla. Geras klausimas. Kredito istorija nesusiformuoja prievartiniu būdu. Kredito istoriją formuoja kreditoriai. Jeigu kreditorius mano, kad yra prasmė jūsų vėluojantį įsipareigojimą raportuoti į kreditų biurą, tai susiformuos. Jeigu jis mano, kad taip nereikia daryti, tai ir nebus to įrašo.
Protestuotini vekseliai jie yra apskaitomi, bet neprotestuotini vekseliai jų nieks neapskaito. Nesvarbu, kad notaras kažką patvirtino. Tai yra privačių asmenų reikalas, beje, nereikia jo tvirtinti notariškai. Pasirašiau tam tikrą formą vekseliuką ir viskas. Tai yra mano nekauzalinis sandoris, vienašalis įsipareigojimas, kurį aš turiu vykdyti. Nereikia meluoti, bet dauguma sandorių, kurie vyksta privačiai tarp fizinių asmenų, dėl to, kad fiziniai asmenys patys nesidomi kredito istoriją ir nežino, kad jie gali suformuoti kredito istoriją kitam žmogui, ta informacija nepastebima. Bet tai vis populiarėja. Tai yra ir privatus kreditoriai kreipiasi į kreditų biurą praneždami, kad dėmesio, pas mane yra tokia konfliktinė situacija. Bet vėlgi, jis irgi turi informuoti savo skolininką, praeiti tą standartinę procedūrą. Tai tiesiu toliau. Nebent čia dar klausimas, kažkur tai ranka buvo pakelta. Aš noriu paklausti, jeigu mes, pavyzdžiui, nesusiduriam su paslaugos teikėjų dėl kažkokių geresnių sąlygų, pavyzdžiui, ten, nes, pavyzdžiui, dariausi kažkaip, nežinau, kažkokią skolą prasidėti ir jis sako, kad mes jau nesusiduriam, sako, pavyzdžiui, neturiu galimybės ir man dabar kabo skola ir ar tai bus jau įrašas mano šitam, kad Ne. Yra faktas atspindimas, kad jūs nevykdote finansinių įsipareigojimų ar kitų turtinių ir taip toliau. Bet tai, kad jūs vedate dėrybas, tai yra jūsų asmeninis reikalas. Aišku, pats faktas, kad jūs vedate dėrybas, jisai netaiso kredito istorijos. Nes jeigu jūs norite ją taisyti, reikia visai kitaip elgtis. Bet dėrybos ne. Įspėti turi ir tada po 30 dienų, jeigu nevykdote to įspėjimo. Nuo to, kai jums išsiunčia tą įspėjimą, tai dar 2 dienos praeinant, 28 dienas, grubiai tariant, turite. Tai lygiai taip pat. Lygiai taip pat kreditorius formuoja kredito istoriją. Tai reikia suprasti. Nieks net... Kreditorius, tas, kuris turi teisę gautos pinigus. Jeigu tai yra mama, jinai gali kreiptis. Jeigu tai yra tėtis, kas būna rečiau, jis irgi gali kreiptis. Bet, sakau, privačiam sektoriui, tai dėl to, kad tik 3 rankos buvo pakeltos, tai tai yra pagrindinė priežastis. Tiesiog nieks nesidomi šitais dalykais. Bet... Kaip pamatyti tą pačią savo, sakykime, aš asmeninį savo... Neišeikite, ten bus slaidas. Gerai, ten dar. Ne, ginčytinas sumas, bet ginčytinas ne šiaip savo. Žinot, aš ginčiu, turi būti pateikti argumentai. Ne, tada neformuojama kredito. Ne. Ginčio metu kredito istorija nebloginama, bet turėkite omenyje, ne bet koks ginčas. Jeigu jūsų argumentai yra tokie, kad, žinot, neargumentuoti, nėra apskritai argumentais, galima sakyti taip, tai į tą dalyką nieks nekreips dėmesio. Gerai, tai aš supratau, teisme tai viskas aišku, čia jau, bet netgi jeigu jūs turite iki teisminę stadiją, tai irgi skaitosi, tik tai reikia tada jau ginčytis, o ne, žinot, vienas užsidaro. Dar. Taip, va šitie sektoriai, kur vardinu, tai ypatingai pirmieji ir litą. Tiksliau, nemeluosiu, lito ne, bet kiek pas jūs yra skolų po litą? Nebūna tokiu atveju. Iš tikrųjų, skola, kredito istorija formuojamas įrašas tada, kai jį apsimoka administruoti, kaip po tokį. Dėl lito nieks ten nesižais. Bet paprastai skolos būna tokios, kad jau jas apsimoka administruoti. Ne 10 litų jau ten verta prasidėti. Tai ir mažas neprimokėjimas gali rodyti, atsidurti kredito istorijai. Aišku, į litą ir bus reaguojama atitinkamai. Čia nereiškia, kad už 1 litą čia viskas, pasaulio pabaiga. Bet tokių atvejų beveik nebūna. Jau kaip būna, tai 100. Retsykiais iki 100 litų, bet vėlgi, tai yra smulkios sumos.
fiksuojama? Ne. Yra fiksuojamas tik jūsų kredito aktyvumas, kad jūs vaikštote ir viskas. Bet jeigu tai yra neadekvatus domėjimasis, tai tada taip, bet tas neadekvatus turi būti dešimtimis per kokį pusmetį. Paklauskite savęs, ar per pastarąjį pusmetį buvote pas 10 kreditorių? Kas buvo? Atsakyta. Jeigu čia verslas, pavyzdžiui, aš noriu susimažinti, išsiunčiu šitiems teikėjams, po pusę metų pasikeitė šitie sąlygos, aš vėl išsiunčiu, sako, davai, pasiūlymus man susimažinti, nežinau. Nu tai kodėl nepakėlėt ranką, kad 10? Taip nebūna praktikoje. Praktikoje tai nėra problema. Čia mes teoriškai dabar svarstome. Praktikoje tada, kada būna ypatingas kreditinis aktyvumas, tada būna problemos pa žmogų. Tai yra, kas toks yra, ne tas, kuris nori... Tas, kaip? Nori dozės. Panašiai. Sakykit, bet kas gali pamatyti asmens kredito istoriją? Ne bet kas. Asmuo tai apie save gali, bet tam, kad sužinotume kredito istoriją, turime turėti teisinį pagrindą. Nebūtinai sutikimą. Teisinį pagrindą. Finansiniam įsipareigojimui, tai yra pirmąjį dalį, reikia ir sutikimo, nes tai yra pozityvi informacija. Bet jau netinkamai vykdomiems įsipareigojimams reikia turėti teisinį pagrindą. Kas yra teisinis pagrindas? Kreipiasi kas nors į jūs ir sako, paskolink man pinigų. Jeigu jūs turite bent kokį įrodymą šito dalyko, tai jūs jau galite sužinoti jo kredito istoriją. Jeigu kažkas ateina pas jūs, nori iš tavęs būtą nuomotis, jūs galite sužinoti jo kredito istoriją. Užsienyje, tarkim, kokioje Vokietijoje, jūs būtų neišsinuomosite, jeigu jūs nepateiksit pats, pavyzdžiui, išrašo iš kreditų biuro apie tai, kad jūs ir esate geras. Pas mus švogerių krašte tai yra įprasta, po to visi, sulaužė, už 3 mėnesius nemokėjo, bet kai pasižiūri, tai jis seniai taip daro. Taigi, teisinis pagrindas, tai yra kažką jūs turite su tuo daryti, kas yra susijęs su galimu jūsų pinigų praradimu. Pagaunat mintį. Geras klausimas. Apie 10 litų. Apie save nemokamai, apie kitą 10 litų kažkur. Kiek tos ribos apie? Jeigu jūs verslininkas, tai, pavyzdžiui, bankams tai yra centų klausimas, arba įmonėms centų klausimas. Pavieniai atvejai administravimo išlaidos tiesiog labai didelės. Tai tame yra problema. Kuo didesnis kiekis tokių, kurie pradeda naudotis instrumentų, tuo didesnės galimybės atpiginti šitą dalyką. Dabar tai nėra labai populiaru tarp fizinių asmenų asmeniškai tai daryti. Bet tai savo istoriją gali pamatyti tik kartą į metus nemokamai. Jo, ir po to dar stebėti ją nemokamai. Ten pagrindinę informaciją gauni, kad kažkas įvyko ar ne. Taip. Aha, ir paskui gali toliau stebėti. Taip. Ten yra, bent jau mes taip darome. Šiaip kredito istoriją reikia supraskite teisingai. Visą vaizdą apie kredito istoriją žinote jūs. Niekas nežino daugiau negu jūs. Jūs tik tai galite to nebūtinai tai suvoksite arba sukoncentruosite vienoje vietoje. Bet kiti ją atspindi. Kreditų biure atsispindi istorija, Lietuvos banke atsispindi istorija. Kiekvienoje įmonėje, kuri jums išdavė kreditą arba su kuria jūs turite santykius, irgi užfiksuota dalis kredito istorijos. Tai nėra toks dalykas, kur ten vienas turi viską. Taigi, domėtis dar galima ir reikėtų įvairiuose šaltiniuose. Jeigu įmonė man neapmoka sąskaitų, aš galiu Irgi. Taip, o su įmonėm paprasčiau yra. Jūs irgi galite jų kredito istoriją domėtis. Irgi panašiai kainuoja. Ir beje, apie įmonės informacijos, kuri rodo kreditingumą įmonės, yra labai daug nemokamos internete. www.kreditorizika.lt. Ten pakankamai kokybiškai parodyta. Bet tai jau naviguoja. Tada jau žinote, ar kęsti giliau ar ne. Jeigu ten visą skalę į kairę pusę ir juodą, tai ką ten dar knisti? Darbdavys netgi nekoks toksai būtų. Važiuojam toliau. Dar bus klausimams laiko. Parinkau linksmesnių mitų apie kredito istoriją. Čia keletą buvo užkabinta, bet yra geresnių. Pirmas. Mano kredito istorija, mano asmeninis reikalas. Maždaug ne jūsų reikalas, nesikiškite. Yra tokių skundų gauname, bet atlikus skundų analizę paaiškėjo, kad absoliuti jų dauguma yra noras išvengti atsakomybės. Ne šiaip savo noras pademonstruoti savo teisinį išsilavinimą ir panašiai,
o tiesiog prisidirbus stengiamasi kažkaip tą dalyką užslėpti. Šitas klausimas labai lengvai išsisprendžia, kai mes asmenims, kurie panašiai sakom, paskolink man pinigų. Taigi, asmeninė kredito istorija, tau irgi turėtų tokį atvejį nerūpėti. A, ne, tada jau norisi žinoti. Tai iš tos pusės šitas mitas sugriūna labai lengvai ir savaime. Dar vienas neblogas kredito istoriją galima ištrinti. Tai vėlgi, jeigu mes taip lengvai ištrinėtume kredito istoriją, apskritai neturėtų prasmės tas dalykas. Kredito istorija pradeda gerėti labai ženkliai maždaug po 2-3 metų, kai jūs viską tvarkingai vykdote, o visiškai blogi įrašai pasinaikina po 10 metų. Aišku, tuos nuo 3 iki 10-7 metus jie turi tokią daugiau statistinę reikšmę ilgalaikiam kažkokiam tyrimams ir panašiai. Ir kad į tai bus beveik neatsižvelgiama, tai irgi daugiau mažiau faktas. Bet ne visais atvejais neatsižvelgiama. Toliau, populiarus mitas yra tas, kad pats kredito ėmimas tai jau tarsi sugadina kredito istoriją. Pats savaime kreipimasis į kreditorių arba kredito gavimas, įskaitant ir labai smulkius, ir skaitant labai didelius, jis nesugadina kredito istorijos. Kredito istoriją sugadina neadekvatumas. Tai yra, imu per daug, imu per dažnai, imu tam, kad padengti kitą. Visą tai atsispindi, vieną paėmiau, dar kitas nepasibaigė, sako, pinigėlius čia įnešiu ir taip toliau. Imu daug vienos rūšies kreditų, kas jau iš to seka, kad matyt nesusitvarkau su savo finansais, o ne tiesiog vaikausi kažkokių tai labai gerų pasiūlymų ir panašiai. Taigi ne pats faktas, o tai, ką mes galime nuspręsti iš fakto. Tai gadina kredito istoriją, kitaip tariant, gadina kredito reitingą. Nes patys skaičiai, jie nedaug ką pasako, juos reikia agreguoti, įvertinti. Tai lygiai tas pats. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs ją naudojatės. Jeigu tai yra normalus, adekvatus elgesys, pavyzdžiui, paimu, padengiau, kurį laiką nesinaudoju, bet, pavyzdžiui, paimu kreditų kortelę, paraleliai ten kažkur kitur, dar ten užsidengiau. Bet kuo mažiau tokių persidengimų, piramidžių statymų, kuo epizodiškesnis, kuo jisai mažesnis lyginant su jūsų pajamomis, tas kreditavimasis, tuo viskas yra geriau. Ir plus, grąžintas kreditas yra teigiamas dalykas jūsų kredito istorija. Jūs įrodėte, kad jūs galite ir mokate vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Tai irgi yra gerai. Tai prasme, jeigu jau atsitiko taip, kad pasidariau nesąmonę ir pasiėmiau per daug negu reikia, tai jau tada susispaudžiu ir grąžinu, kad jau visiškai nesusigadinčiau savo kredito istorijos. Neturiu skolų, todėl neturiu ir kredito istorijos. Pirmoji skaidrė, jeigu kas nors įsidėmėjo, yra statistika, kad 89% suaugusių žmonių turi vienokią ar kitokią suformuotą kredito istoriją. Prie tokių skaičių informacijos nebuvimas jau tampa informacija. Pagaukit mintį, tai, kad aš esu, ten tarkim, vidutinio darbingo amžiaus ir nesu niekur prasiskolinęs ir panašiai, tai rodo, kad matyt aš moku tvarkytis. Tai jau mane apibūdina iš geros pusės. Nes kuo didesnis informacijos mastas, kuo daugiau informacijos mes padengėme visuomenės, tuo mums tie, apie kuriuos mes nieko nežinome, jau tampa žinomi. Taigi čia toks paradoksalus dalykas. Yra toks dalykas, bet čia reikia komentuoti dar keletą dalykų. Taip paprastai sako jauni žmonės, jie šiaip rizikingi. Viena. Ir jeigu apie kažką tai nėra jokios informacijos, tai aš visą laiką patarčiau žiūrėti į šalį. Doing Business yra toksai leidinys, įsiveskite internete, jisai rodo, kokio lygio yra, nežinau, kiekvienoje šalyje kredito informacijos kokybė. Kuo mažesnė kokybė, Lietuvoje yra labai gera. Mes turim puikią kredito istorijos kaip institutą su daug duomenų, bet kuo kitose šalyse mažesnė šita infrastruktūra,
tai tuo šitas reiškinys tampa prasmingesnis, nes tiesiog nėra duomenų, iš ko vertinti. Tu turi kažką padaryti, kad apie tave galima būtų spręsti. O kai mes turime labai daug, tai ir informacijos neturėjimas jau tampa vertybė. Ir ten nereikia tada stengtis savo suformuoti kredito istoriją, dirbtinai imant kreditus vien tik tai tam, kad jinai taptų ten super gera. Čia biški gal suveiks, bet tikrai ne tai bus lemiamas dalykas vertinant jūsų kaip kliento gerumą. Toliau, vienas iš geresnių mitų tai yra padengiau kreditą, skolą, tai jau čia mano kredito istorija yra švari. Na ir ten, kai taip, tai 30 dienų nesugebėjau per įspėjimo laikotarpį išsispręsti, o kai jau atsumokėjau, tai dar tik tai pinigus padaviau bankę, jau skambinu į kredito biurą, sakau, va, trinkit. Tai taip nebūna. Keletą dienų reikia visgi sužiūrėti pinigėlių suvaikščiojimui. Ir kitas dalykas, visada perskaitinkime dar kartą terminą kredito istorija. Antras žodis yra koks? Istorija. Tai kaip jinai formuosis, jeigu mes viską trinsim? Nebus istorijos. Taigi šitas mitas irgi bliūkšta. Ir anksčiau buvęs populiarus, dabar vis nykstantis, bet kartais dar girdime, ai, tai jeigu su vienu prisidirbau, tai ate, mane kitas priims. Ne ate, nepriims. Atsakingas skolinimas, tai reiškia, kad bet kokia finansinė institucija turi įvertinti mūsų galimybės prisimti finansinius įsipareigojimus, juos tinkamai vykdyti. Kaip tai daroma vertinant kredito istoriją, ir visus kitus dalykus, tokius kaip pajamas, išsilavinimas ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada tik tai sprendžiama. Tai reiškia, kad nėra to bėgiojimo. Tai yra, nežinau, kokių 6 minimum metų senumo dalykas, gal netgi ir dar senesnis. Kaip tą kredito istoriją puoselėti, kas gerina, kas blogina mūsų kredito istoriją? Pirmiausia, nuo ko turėtume pradėti, tai yra domėjimasis kredito istorija. Kaip minėjau, ją galima sužinoti visur, kur jinai yra atspindėta. Labai daug atspindėta kreditų biure, www.manokreditiniinfo.lt. Labai didelis šaltinis yra Lietuvos bankas. Ten pirmam puslapį labai lengvai susirasite nuorodas, kur irgi atspindėta kredito istorija. Aišku, kiekviena finansų įstaiga, kurioje jūs turėjot kreditus, irgi turi gabalėlį jūsų kredito istorijos ir taip toliau, taip toliau. Kuo sistematiškiau domitės, tuo jums daugiau atsakymų gimsta savaime, ką su ta kredito istorija daryti, nes tada matysite. Ir aišku, receptai yra labai paprasti, neprisimti daugiau negu reikia. Jau girdėjote, kad duokit tiek, kiek ten telpa. Nereikia taip daryti. Reikia imti tiek, kiek jums tikrai reikia ir kiek tai verta daryti. Plus, atsiskaitinėti laiku, net ir tada, kai jums blogai, jūs visą laiką turite šansą iš to blogumo lipti mažais, bet tvirtais žingsneliais, o ne pabėgti, Airijoje kažką uždirbau, grįšiu į Lietuvą, tačiau mane bus pamiršę. Grįžta, kaip sumoka viską. Nes nieko negali Lietuvoje gauti. O po to dar kredito istorija pradeda jos vytis ir Airijoje ir dar kažkur tai. Kitaip tariant, blogoje situacijoje reikia bendradarbiauti, o neslėptis. Ir aišku, dar vienas dalykas iš tų, kurie gali trumpalaikių laikotarpių pagadinti kredito istoriją, tai yra neatsakingas elgesys su savo asmens duomenimis. Bet čia reikėtų skirti 2 dalykus. Pirma, kai jūs prieš savo valią prarandate savo asmens duomenys ir kažkas ten jūsų vardu prisima kreditų, tai užtruks laiko, kol jūsų kredito istorija bus išvalyta. Ta prasme, bus išsiaiškinta, kad tai tikrai ne jūs. Bet tuo laikotarpiu tai prisikentėsite. Bet reikia labai aiškiai skirti tą dalyką, kai jūs patys prisidedate prie to, kad jūsų asmens duomenimis yra pasinaudojama. Pavyzdžiui, nesaugų banko internetų duomenų, kur ten neatskleidžiu bet kam, kas ateina. Aš ir taip šaržuoju bet kam, bet kai klausai spaudos, kai žiūri televizorių, tai atrodo kartais, kad tikrai bet kam. Internete saugiai elgtis ir panašiai. Bet tada, kai jūs patys prisidedate dėja prie to sukčiavimo, tai jau kreditų jūsų istorija nebus taisoma, nes jūs esate prie to prisidėjęs. Ir kad suprastumėte visai jau pabaigai, kaip
kredito istorija, gera kredito istorija jums palengvina gyvenimą, kitaip sakant, pagerina gyvenimą. Kreditorius nežiūri į galybę skaičių, jisai juos vertina sistemiškai ir priskiria, kas mintise, kas realiai suskaičiuoja jūsų kredito reitingą, kitaip tariant, jūsų priklausimą tam tikrai kategorijai asmenų pagal rizikingumą. Jeigu jūs priklausote rizikingiausių kategorijai, tai vadinasi, ta kategorija žmonių tam kreditoriui neš nuostolį, arba ten didesnį arba mažesnį, reiškia, kad jiems reikia parduoti brangiau tam, kad tas nuostolis būtų mažesnis. Ir kuo mes aukščiau kylame laiptais, tuo ta žinia kreditoriui yra tai, kad šita kategorija asmenų, kurie ten tarkim, A-kai, iš jų tai bus kažkiek tai nuostolingų, bet bendrai paėmus, jie visi bus geri. Reiškia, man nereikia čia sukti savo labai daug smegenų ir galvot, kaip tą nuostolį pasidengti, nes jo bus nedaug. Reiškia, aš jiem galiu parduoti mažesnę maržą, reiškia, aš galiu dėl jų konkuruoti su kitais, jos norėdamas prisitraukti, nes tai reiškia kreditoriui ramesnį gyvenimą su tokios kategorijos asmenimis. Tai tokiu būdu tie, kurie turi geresnę kredito istoriją, gauna patrauklesnius pasiūlymus, nes jie yra mažesni rizikos prasme, patrauklesni kaip mokėtojai, drausmingesni, pinigus drausmingiau moka ir geidžiamesni klientai. Na va dabar klausimai. Ar jau visus atsakiau? Jo, tai čia tarsi jau dabar jūs jau susitupėjote, ne? Ne, jūs turite įrodyti. Jeigu jūs nebuvot susitupėjęs, tada ir prisidirbote, tai jau veiks ganėtinai ilgą tarpą. Nebūna taip, kad atėjo 24 gimtadienis, užpočiau žvakutę, o, kitas žmogus. Taip nebūna. Ne, tai jūs tiesiog patenkate tam tikrą kategoriją asmenų, kurių elgesys keičiasi statistiškai. Kur tenais? Tai kategorija asmenų yra iki 24-25 amžiaus, nelygus sektorius, po to nuo 25, taip labai grubiai iki 30, 30-35, tai va, tos kategorijos yra jau dabar. Jūs pats nieko nepakeisite. Su kiekvieno gimtadieniu jūsų šansai gauti geresnės sąlygas gerėja. Užpūtė žvakutę, sekančią dieną mano kreditinfo jums praneša, o jūsų reitingas pagerėjo. Ne, rimtai. Taip yra. Nes jūs patenkate į kitą kategoriją. Bet taip ir yra. Jūs ne šiaip savo pučiat tas žvakutės norą sugalvojat. Jie pildosi. Kaip? Taip, jūs viską matote. Jeigu kažkas kažko domite, tas asmo, kuris... Kaip? Taip, reikia domėtis būtent. Nes jums per prievartą gatvėje nesutiks, žinai, tavim domėjosi. Taip nieks nedaro. Jūs turite pats. Kaip? Taip. Tenai bankas internetu, aišku, reikalingas, arba turite atvykti, tapatybę nustatom ir tada... Ne. Taip, matosi, kas jumis domėjosi per pastaruosius 2 metus. Tai čia pakankamai ilgas tarpas. Turint internetinį banką, nes reikia nustatyti jūsų tapatybę, supraskite, kad ne bet kas ten gali. Aš dabar pastvėriau savo draugo ten, bankas internetu arba fiziškai ateiti į ofisą, kad būtų nustatyta tapatybė, tada gaunate slaptažodį, prisijungimą ten ir toliau naudojatės patys. Bankas internetu paprastai nekainuoja nieko banke ir jį gali gauti iš esmės bet kas. Tai raktas į prisijungimą prie šiaip daugelio dalykų, įskaitant mano kreditinfo, tai yra kredito istorija. Jeigu turite teisėtą interesą, paprastai giminės, vyras žmona turi teisėtą interesą, nes jie bendrą ūkį, bet savo močiutės nepažiūrėsite, nebent jūs jai globėjas esate. Vat reikia šitoje vietoje labai atskirti
norą kažką paauklėti ir panašiai. Ne, taip negalima. Iki 18 taip, o po to, jeigu mokate už jo skolas, nes jisai yra savarankiškas, jūs paskui į alkoholio parduotuvę nevaikštot, ne? Nevaikštot. Gali pirkti? Gali. Tai ir kreditą gali imti, bet tada jau jūsų susitarimas su juo, kiek jūs jį kontroliuotis teoriškai galgi pats parodyti, ne? Sūnau, būk draugas, atskleisk savo situaciją. Bet per prievartą jūs negalite to padaryti. Reikia auklėjimų užsiiminėti iki 18 metų. Bet jeigu jau atsitinka taip, kad jūs turite arba jis prašo ir panašiai mokėti už jį jau, jūs atsistojate į kreditoriaus poziciją. Viskas, jūs jau tada galite tai padaryti. Bet kol viskas gerai, nieko. O jeigu tada mokiau kreditą, tarkim, mane kaip yra mama moka už sūnų, jį gali tada teikti prašymą į tą duomenų bazę įkelti, kad nenori gauti kredito, ar turi pats? Ne, yra tokia situacija. Žmogus apriboti savo galimybės gali tik pats, nes kitaip, veiksmumą žmogaus. Mamos gali padaryti štai ką, jeigu jos moka, tai jos tampa kreditoriais. Jos gali atsistoti, ten sumokėjo už Svetbanką, tai gali vietoj Svetbanko būti parašyta mama dabar kreditorius. Bet paprastai mamos to nenori, nes jos nori auklėti kažką. Ir tai yra iš tikrųjų viena iš didesnių problemų, kodėl taip vyksta. Sūnelis tas turi geresnę kreditų istoriją, negu jam priklauso. Bet jau pamažu tas prigyja mūsų visuomeniai. Ir jeigu kažkas už kažką sumoka, tai jisai atsistoja į kreditoriaus vietą, tiesiog įrašas pasikeičia. Ir jeigu jau tas sūnelis nueis į banką, sakys, bankas, žiūrėk, už to mama sumokėjo. Sorry, ne. Vat kol su mama neatsiskaitysi, kol mama neatnaujins duomenų, ten per 2 dienas. Taip, kreditų biurą kreiptis. Jeigu jau mokat už kažką, tai taip. Ne visais atvejais. Jeigu jūsų darbas yra susijęs su turtiniais kažkokiais tai turtinėmis gerybėmis, pinigais, kai jūs galite padaryti tiesiogiai žalą, tai tada taip, bet visais kitais atvejais reikia su jūsų sutikimu. Bet ką dabar stebime, tai žmonės patys prie savį prisega. Gerą kreditų istoriją. Va, žiūrėkit, pas mane tvarka šeimoje, aš tvarkingai kredituką moku, įsipareigojęs, pas mane yra sėslumas ir ten visko galima pripasakoti, jeigu yra gera situacija. Ir tai išnaudoti pačiam. Panašiau apie užblokavimą greitųjų kreditų, tarkim, vaikų atveju, ne vaikų jau tokių 8-liginių, kad ir juos privertus, sakykime, gražioj formoje. Ta prasme, aš girdėjau, kad galima kažkaip užsiblokuoti, kad tau jų nesuteikti. Taip, galima irgi ten pat. Tik tai reikia pačiam tai daryti. Praktikoje tai vyksta taip, už ausies atveda mama. Bet žinokit, va tai jau rodo, kad šeimoje problema. Kad jisai nedrausmingas. Jisai tada, gerai, jis to nedarys, iš kažką kitą darys. Suprantat? Greitieji kreditai nėra blogis pats savaime. Tai yra paskola, brangiom sąlygom, rizikingom prekiam, kurią galima greitai gauti. Viskas. Tai kur šitose žodžiuose blogumas? Čia kaip peilis, blogas dalykas? Ne, bet žinot, ką daro nusikaltėliai su peiliais? Tai dabar gal peilius uždrauskime? Aš šitoje vietoje, žinokit, labai griežtai esu nusistatęs. Nė vienos instrumento nėra blogo, yra blogi naudotojai. Čia pradėkime nuo to. Buvo tarpas greitųjų kreditų istorija, kai jie skolino labai neatsakingai. Buvo toks. Jis nyksta. Čia mes ir tą turėtume stebėti. Nes nesiginčiusi, buvo ten labai didelių klaidų padaryta. Bet ir kituose sektoriuose buvo klaidų padaryta finansuojant. Bet jeigu mes dabar norėsime savo problemas spręsti, kad vis dar kaltysim kažką, tai mes nepasistumėsime į priekį. Mes turime savo finansinį raštingumą ugdyti tam, kad suprastume, kokie mūsų pavojai persekioja arba ten gali pakenkti. Nes net ir viena paskola kažką gali pražudyti, jeigu jis apskritai nemoka elgtis su pinigais. Nebūtina jų 100 paimti. Viena gali būti. O tais atvejais, kai jau tikrai žmogus yra priklausomas nuo kažko tai jisai tik tai vieną save ir gali apriboti. Aišku, jeigu šeima už jį moka, tada jie yra kreditoriai. Jie gali tiesiog už nieko už ausies nevesdami pateikti dokumentus kreditų biurui, kad jie mokėjo už tą žmogų ir jie atsistos į kreditorių vietą. Bet paprastai jie nenori to daryti. Jie nori būti tais angelais, kurie, žinot, sugadins gyvenimą, po to ateityje pravers, bet jie meškos paslaugą daro realiai.
nes jie nemoko, kaip elgtis, o jie pagalvės dėlioja ten, kur kažkas krenta. Tai žinot, jeigu dabar man visur, kur aš krentu, dėtų pagalvę, tai aš ir daužyčiausi taip. Bet tai ar tada yra dar vienas mitas, kad, tarkim, kažkada ateityje norim gauti būsto, tarkim, paskolą, kas, nėra neprotinga, atsižvelgs, kad yra turėta kažkokių greitųjų kreditų. Tai jeigu jie išmokėti, kas tokio? Tai vienas iš parodymų, kad nesusitvarkai su esama situacija. Būsto paskola yra... Po 4-5 metų šita problema dings, jos nebebus. Nes praeities klaidos, kurios buvo padarytos ir žmonių, ir tų pačių greitųjų kreditų bendrovių, ir nebūtinai greitųjų kreditų bendrovių, kitų kreditorių, sektorius kokybiškėja bet koks, jos jau nebebus problema. Nes tai jau nebebus indikacija, kad ten žmogus kažko tai ten desperatiškai arba neprotingai elgesi, kaip čia dabar kartais girdime. Ilgainiui tai tiesiog rodys, kad žmogus ėmė tokį kreditą dėl įvairių priežasčių, bet susitinkamai išmokėjo ir viskas. Klausimas, kiek jų buvo, kam jie imti, kokiu periodiškumu, ar dengti kitą paskolą, bet tai jau visai kiti dalykai. Į tą bus atsižvelgiama. Jeigu jūs kažkada tai pastatėt piramidę, vieną, kitą ir po to, aišku, ją užgesinote, išsprendėte, tai bus apie jūs įrašas, kad jūs taip elgėtės. Bet čia ar greitai jūs kreditą ėmėte, dar kažką, tai netiek svarbu. Aišku, greitasis kreditas yra brangesnis, tai per tai gali būti atsižvelgiama, bet ten nieks ten neskandins kažko tai. Jeigu aš užsiblokuoju save, kad man nesuteiktų greitojo kredito, čia aš atrodo sublokai prieš banką? Ne, draugų, kad jie tai pasidaro vien dėl saugumo, kad kažkas kitas nepaimtų. Ne, statistiškai jūs paklausėte į tą kategoriją asmenų, kuri gali būti prisidirbę, bet jeigu pas jūs tai yra vienas įrašas, tai kas šitokio. Yra ir nebūtinai nenoriu greito kredito ir nenoriu vartojimo leasingo, irgi toks dalykas, ten pat beje. Jūs galite apskritai apriboti savo bet kokias galimybės gauti kreditą, paslauga vadinasi apsaugok savo tapatybę. Jis skirta tada, kai jūs prarandat tapatybę savo. Tai tada jums nieks neišduos kreditą. Jūs nueisite į kokį telekomą, prašysite ten įvesti, jums kažkas skaisniu, sorry, pas tave šitas. Nusijimk apsaugą, tada duosim. Čia nieko tokio. Bet aš netrodau kaip ten. Ne, netrodat. Rekomenduotume, pavyzdžiui, dėl saugumo tai pasidaryti, kad mūsų greitais kreditais. Jeigu jūs saugumą žiūrite iš tos pusės, kad jūs bijot prarasti banką internetu, tai aš apsaugok savo tapatybę paslaugą rekomenduočiau. Tada jau niekur nesuveiks. Nes nenoriu greito kredito yra būtent tam sektoriui skirta. Ir jinai veikia kartu su potraukiu skolintis. Nes potraukis skolintis pats savaime nėra kažkas tai tokio, bet jisai, žmogus savęs nekontroliuoja. Vieną dieną jam prašviesės, jisai tada padaro tą dalyką. Ne, ten pusė. Ten didžioji dauguma iš tikrųjų ne dėl potraukio, o dėl saugumo, kurie net neturi jokio banko internetu, ten ateina, rašo prašymus ir panašiai. Nes bijo, kad kažkada atsitiks. Iš esmės, gerai, ir pagrindą jūs matysit per mano kreditinfo. Ten kažko daugiau arba nukreipimo nebus. Pilną vaizdą pamatytumėte mano kreditinfo plus Lietuvos bankas. Beveik 99%. Kažkokių tai sutrikimų, kurie neateina iki kredito istorijos institucijos, tai jau yra lokalaus kreditorio reikalas. Va taip yra. Bet iš esmės jinai yra viena tik tai atspindėta per kelias vietas su įvairių ten padengimų. Kreditų biuras dengia 89% populiacijos. Tai taip ir yra praktiškai. Kas dar bijo susigadinti savo kredito istoriją? Tarptautinis, pavadinkim jį, elementų yra silpna vieta kredito istorijos. Nes tai, ką mes gauname užsienyje, labai epizodiškai atkeliauja. Ir lygiai taip pat iš mūsų iškeliauja epizodiškai. Bet čia
nežinau, galbūt 5 metų klausimas ir tai nebebus problema. Tai tada mes užklausinėjame kreditų biurų užsienyje. Jie ten tą istoriją kaupia. Ta prasme, nėra taip onlininės integracijos, bet tada ir vyksta lėtesnis kreditavimo procesas. Mes neturime informacijos, tada vyksta į užsienį užklausa. Lygiai taip pat, jeigu į užsienyje lietuvis nori, tai bankas, kuris nori skolinti atsakingai, jis užklausinėja lietuviškas institucijas ir va, pateikėme apie jį jo kredito istorijos išrašą, tada jis su juo eina į banką, tą kokį ten Londono ar dar kažko. Ir ten jau londoniškas vaizdas su lietuvišku vaizdu sudedamas ir žiūrima. Va taip vyksta. Bet kad vat, mes turėtume čia pas save visą ten užsienį, taip nėra. Per dieną 10 000 apie fizinius asmenis. Ai, užsienio? Ai, ne, ten epizodiškai vyksta. Nes ir užsienyje tas skolinimasis užsieniečių yra pakankamai, nedažnas reiškinys, bet daugėja, vis daugėja. Nedaug, bet pastaruoju metu daugėja srautas, bet nėra taip, kad 10. Čia Lietuvoje apie lietuvius, nebūtinai bankai, visi sektoriai, nes kredito istorija domisi ne tik bankai, visi. Tai daug, plus dar monitoringas. Reikėtų minėti, kad tuos, kurie gauna kreditą, atsakingas bankas privalo stebėti nuolat arba atsakinga finansų institucija, ar jis kitur tinkamai vykdo, kad laiku sureaguotų į galimą situacijos blogėjimą ir proaktyviai kažką pasiūlytų, maždaug, štai blogėja situacija, gal pakeičiam kažką. Tai kol kas pakankamai svarbu, nuo kokių elementų slėptis Londone, ar ne? Galit bandyti, kol baudžiamąją bylą neiškėlė. Su užsieniu yra problema ta, kai mes išvažiuojam ten, mes iš Anatolijus Kisėlis asmens kodas toks, tampame Anatolijai personal code ir nėra labai gero ryšio tarp to. Valstybinės institucijos nesužiūri. Bet pamažu vejasi tas dalykas. Vis tiek jums kažkur reikės kažko tai. Ir tada lietuvis, tai pateikit. Ir tada jums jau problemos prasideda ir užsienyje. Bet ta prasme, netgi valstybė, sakykime, neieško už tą savo sumokėtą to mamom pinigų sumą Londone? Taip, pakankamai problematiška. Valstybė ieškoti, kol kompensuoja dalį mamoms. Reikia turėti visą laiką dar vieną dalyką omenyje. Suma ir pastangos tai sumai išsieškoti. Žinot, kodėl estai padarė nemokamą viešai transportą? Kaip? Ne. Administravimas brangiau kainuoja, negu bilietai atneša pinigų. Tai kam tai daryti? Pagaunat mintį. Tai su užsieniu gali būti tokie. Kuo mažesnė suma, tuo didesnės administravimo išlaidos. Tai neverta tiesiog investuoti į tai. Tai atrodo emociškai, nubausti turiu kažką, bet kai susiskaičiuoja pinigus, ne visada apsimoka užsienyje persekioti. Bet tie lietuviški įrašai formuoja kredito istoriją čia, kad ten kažkas alimentų nesumokėjo. Ir tada tas alimentų nemokėtojas, jeigu jis ten ne visiškai juodais dirba, tai bus jam per tai atsiliepia. Bet jeigu jisai dirba juodais ir panašiai, tai su šešėlinė ekonomika kitom priemonėm visai kovojama negu per kredito istoriją. Kredito istorija formuoja kreditorius. Ne visi kreditoriai dėja pasiekia tokį sąmoningumo laipsnį. Kuo aparatas yra biurokratiškesnis, tuo sunkiau tai padaryti. Ir šiuo metu baudos kelių policijai, jos ten tik tai epizodiškai pasiekia kredito istoriją. Čia neraginu tai daryti, bet anksčiau ar vėliau šitą problemą išsispręs. Ir tada jau viskas bus. Kitaip tas dalykas sprendžiamas. Kreditorius užklausia antstolių informacinę sistemą ir iš ten gauna informaciją. Netiesiogiai čia. Paskutinį klausimą. Pranešėjai, kad nekankinti taip jau smarkiai iki galo. Nu gerai, tai dėkui, kad domitės. Ačiū vadovai. Domėkitės daugiau. Viso gero.